Šiandien išbandysime naują stogų inspektavimo agregatą Trotec 200. Su juo bandysime nustatyti Karmėlavos oro uosto stogo pagrindinio keleivių terminalo defektus, jeigu tokie yra. Dūmų pagalba per žarną paleisime didelį dūmų kiekį po stogo danga ir stebėsime, kur yra dūmų prasiskverbimas į išorę, ten bus defektas stogo. Paleidome dūmų mašiną, dabar dūmai skverbiasi per šitą žarną po stogo danga. O mes stebime ir ieškome, kur tie dūmai išeina į paviršių. Jeigu defektų yra ir stogas nesandarus, dūmai turėtų kažkur pasirodyti. Taip, akivaizdus pavyzdys, pro kur vyksta vandens pratekėjimas. Stogo vėdinimo kaminėlis nėra sandariai įrengtas. Ir dūmų inspektavimo mašina mums parodo, pro kur vanduo patenka į stogo šildinimo sluoksnį, o vėliau laša žemyn į patalpą. Taigi, šitas aparatas yra tikrai veiksnus. Štai dar vienas vėdinimo kaminėlis, kuris akivaizdžiai praleidžia ne tik dūmus, bet ir aišku kritulius, kurie lyja, sniegas tirpsta, vėliau vanduo patenka į stogo apšildinimo sluoksnį ir laša į patalpas oro uosto. Taigi, turime štai tokią mašiną, kuri labai gerai rodo